Ai. Ai, kokia gėda prieš žmonės. Kokia gėda prieš žmonės. Kas dabar bus? Man tik tai įdomu, apie ką jūs čia taip dejuojat? Turėčiau ką nusirauti nuo galvos, tai nusiraučiau. Kas galėjo pagalvoti, kad 20-aisiais mūsų nepriklausomybės metais Gediminas Vagnorius, pats Gediminas Vagnorius, antras žmogus nuo Telšių po vyskupo Vaičiaus, kris veidu lieptels, trenksis veidu į... Nerandat žodžių. Nerandu žodžių. Gerbiamas Urski, politikoje visko būna. Kokia politika? Žmogus, ekonomikos mokslų daktaras, tapo Žiburio kolūkio buhalterės pavaduotoju. Žmonės, ar jūs girdite? Ar jūs girdit? Žmonės, ar jūs girdit, kas atsitiko? Ar jūs suprantate, kas atsitiko? Ar jūs suprantate, kas atsitiko pagaliau? Oi. Eks-dešinė Landsbergio ranka šiandieną tapo Uspaskicho dešinės rankos dešinė ranka. Žmogus, kuris sausio 13 akivaizdoje grėsmės pakeitė drebantį į tapušės lapas Šimėną, šiandieną sėdi nusikaltėlio Gapšio pašoniai. Beje, Vagnorius buvo žiaurių akcijų iniciatorius kažkadais. Tai žmogus, kuris kažkada kovojo prieš algų mokėjimus vokeliuose, šiandieną sėdi vokelių juodosios buhalterijos voratinklio vidury. Žmonės, ar jūs girdite, žemaičiai galų gale, žemaičiai, kas pasidarė? Apsiraminkim. Ir va taip su atvėsusiom galvom, pagalvokime, ką darysim. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos generalinis prokuroras sėdi kolchozo buhalterės kairiai, trečiasis vyriausybės vadovas sėdi jai iš dešinės, o Viktoras sėdi... Dar nesėdi, bet greit sėdės. Žmonės! Žmogai! Isterikas. Žmogai, gelbėkitės, kas galit. Geriau nebebus.